Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas, tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Labą rytą. Mes išeinam į naujų dienų. Dabar važiuosim link De la Cruz statulų. Ten įdomus toks parkas gražus. Po tą turėtumėm į muziejų Sver Ik. Man atrodo, jis taip vadinasi, jeigu aš neklystu. Tada turėtų būti jau kaip ir dienos vidurys, įkarštis, tai turėtų būti karšta, varysim į Grand Cenote. Arba į dar kažką, pasižiūrėsim pagal kur mes sumastysime, čia kokios planan yra Grand Cenote. Po tą jau tiesiog žiūrėsim pagal nuotaikų, pagal ištvermį, kaip kas ir. Tiek žinių iš mūsų kol kas. Parodysim biškį daugiau dabar, kol nuvažiuosim Tulumą, gyvenimą vietinę, tokią pro langų, kiek matysis. Nes Tulums labas skiriasi, ta prasme, hotelių zonų ir vietinių. Nes, tarkim, čia yra mūsų hotelis gražus, o kitoje pusėje iškart Lušnynai yra. Tai, įdomu pamatyti savo akim, tų visų, tai, žodžiu, kol kas tiek iš mūsų, Sulakustis, vaikšto, padėlk trikišką, ir kas man, žodžiu, sėdam į mūsų Nissanų ir lekiam. Greičiu pas tave, nėra man kelio ženklų, kai pas tave aš skrendu, kai lauki tu. Aš ir vėl kelyje, visų greičiu pas tave, nėra man kelio ženklų, kai pas tave aš skrendu. Ką tik atvažiavom į šitų parkų kažkokį ir dabar reikia susimokėti su cash only ir gracias, susimokėjom ir dabar einam apžiūrėti meno instaliacijų. Kaip mum kaimiečiam tokiem, tai čia nesuprantam, čia papū kažkokie pelėd, čia kažkas. Čia aišku, tos statulų gražioj, tai čia reikia nusifotkit, kas be ką, bet, pasižiūrėsim, kas čia bus per grožė, kas čia bus per negrožė, bet kol kas nieko aš nesuprantu čia dar, bet, taip pat turėtų būti įdomu. Nusifotkinam prie šitos statulos, matos, dabar einam toliau pasivaikščioti ir jaučiu, kad aš labai daug nešnekės, kad neatsibus šnekėjims, bet aš tiesiog sumontuosiu klipukų šitą parką ir gerą žiūrėjimą. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žolė, mano žiogas ore, stygos danguj, mūza delne. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos danguj. Realiai, jeigu supratate, tai čia visas parkas ir baigės, buvo labai ilgas montažas, buvo, 20 sekundžių montažas, bet su jie, jums patiko šitas parkas labai? Jau baigės? Jo. Ar rimtai? Panašiai. Jo. A tau patiko? Super. 3 eksponatai, 5 eurų, šiaip nėra brangiau 3 eksponatai. Bet, tarkim. O tai kur tie, kur visur vaikščioti? Kos vaikščioti? Tu maišai gal su kažkom, nes čia ir va šitą statulą vien. Bet tai ne, dar yra toksai su virvėm baltom tokie, kur tas vaikščiotų. Tai ten yra muziejus, mes dabar važiuosim į jį. Tai aš sakiau, bet tu Tai žodžiu, varysim į muziejų ir... nesvarbu, viskas karšt labai. Tai va. O man tai va. Karočią. O man 3 sluoksnė, man ir ne kažką. Žodžiu. Varam į Exitų.
exitinam. Na ir kaipgi be sustojimo mūsų mylimiausiam Starbucksan. Tėtė labai nusiteiki Starbucksui. Ir jo, pavalgysim, atsigersim Starbucksą ir varysim tada į Autų muziejų, kur sakytų sfer, čia mano. Jeigu vardas ir mano. Nežinau, kuris tai. Gaidis. O, Gaidis. Nu, šį kartą Gaidis. Nesais. Žodžiu, jo, atsigersim Starbucksą ir varom į Sfer iki tų muziejų. Ten neleisiu kamerą, kiek atsimenu filmuoti, tai teks su telefonu. Bet manau, kad pavyks kažkokiu gražus jam. Žodžiu, važiuojam į Sfer iki Experience. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Laikas nelauks, vėdas nuplaus, viską užlygins lietų. Tik nerami mano širdis, liks ten, kur tu. Nors akimirkai trumpai, aš norėčiau pabėgt nuo savo minčių, bet širdis nežino, kaip nemylėt. Akimirkai trumpai, aš norėčiau pabėgt nuo savo minčių, bet širdis nežino, kaip nemylėt. Ką tik grįžom iš tą nevertą parką žiaurį. Nu, ta prasme, tikrai nevert, jum vert buvo, tėti? Ne. Nuotraukos gavas neblogos, tai už nuotraukus susimokėjai. Nu jo, bet ta prasme dar, tipo, įvėjom valgiams, bet pavalgiam, tėtė sevičias pasiėmė, tipo, kuri labai skan buvo, bet šį kartą buvo labai neskan. Nu, žodžiu, tai mes takas reikia pakenčia mus, žodžiu, bet karštis 50, ten į tų pusių 50, 60, 40. Nieko nebežino, baisiai karšta, važiuojam maudyti senotės Kondido į Kristal, važiuoja, kol jis nemata, nereiks nieko mokėti, ramybė į dešinį suk ir let's go. Ir jo, baisiai karštis, jau karštis va kaip Amerikai, jau toks prasideda, net nebe šlapis, bet sausus karštis. Žodžiu, važiuojam į senotės Kondidą, važiuojam tokias va gražis paplūdime dabar takelis, nes čia jau tipo hotelių zonų pusiau tokia lebiški. Tai tokie, nu, tipo, ale fainus, ale jo, va, cold coconuts galit nusipirkti. Ne, čia fainis toks tropical vibes, toks, va, gražus labai vaizdai, labai gražus ir labai fain Coca-Colos mašina, va, važiuoja. Žodžiu, gražus, va, žiauriai. Visio, gerai, reikia navigaciją jungt, nes nežinau net kur važiuoja. Matom jūrų labai gražių, dar irgi va sustam, nes tėtė neberand telefoną. Tai jūrų yra baisiausia. Matas, kad Sargazo užėjams visų jūrų, žodžiu. Mes perkam bilietus ką tik į senotės Kondido į Kristal. Mamos paso atėmė. Bet dabar jie paskolų prisiims man, aš nežinau, kaip aš atiduosiu. Jo, nes sakė, lėmenės duok pasų. Tada atidavė pasų, dabar važiuojam tokiais miškeliais visokiais, džiunglėm ir jo, nenoriu labai daug kalbėti, tai tiesiog Velkė eilinį kartą gerą žiūrėjimą šitas salonės. Aš tyloj ir triukšme tavęs ieškosiu ir skausme ir varge tave paguosiu, teks ranka mano baltame delnelį, būsiu tau dideliam aukštam kalnelį, teks ranka
Žodžiu, kaip vertinti pirmo eskondido? Mane irgi eskondido, wow, very good. Dabar dar važiuojam į tų antrų kristalį pasižiūrėsim, ten sakė šiaip nieko ypatinga, bet pasižiūrėsim. Ir ten man plauk. Aš dar paskutinį kartą nušok. Ir varam į kristalį. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Kiek mes 2 minutės užtrukom ir esam antroji senutėj. Tai dabar atvažiavom į Kristalino arba Kristalį. Nežinau, kaip tiksliai vadinas, bet kažkaip vadinas. Ir einam pasižiūrėti, šiaip irgi, gražiai atrodo visai, tokį don, kudrą. Tai, žodžiu, vėl jų montažiuks iš šitos senutės ir pasižiūrėkit, kas čia gražus, kas čia negražus ir pasimėgaukit vaizdą. Šokam į kudrų. Realiai, kažkudrė. Tai, tavasme, šiaip yra vanduo, tokia. Tai tokia dumblė visą biškį yra. Tai aukštas vadinamas. Čia. Laikom kamerą. Vada skraida. 3, 2, fucking 1. Nežinau kaip pavadinti, bet, kažkas baisus. Ket? Aš žiūrėti, baisus, ten paukštelis geriau. Aš tai įsimaužė, nes buvo kur nušokti, aš norėjau nušokti. Bet čia su ta, kur dabar ką tik buvom, tai nėra haligi, ta prasme. Čia net žuvyčių nėra. Aš buvau panėris, ieškojau žuvyčių, nėra žuvyčių. Ties kudroj nesiplaukiai. Panašiai. Žodžiu, einam atiduoti lemenį, atsiimt pasų. Ir, nežinau, žem gal į hotelį, tada, o gal net iš dabar, žodžiu, pasižiūrėsim dabar, kur veiksim, nėra plano toliau, svarbu atgauti dabar pasų. O kur mums toliau keli nuves, nežinau. Pasas atgauti, lemenį atiduoti, vištų poros, paskolų gal nespėja. Žodžiu, dabar jau tikrai žiūrėm, kur mums toliau keli nuves, nes aš neturiu žalę supratimą. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Žodžiu, atėjom pavalgyti vakar, kur valgėm. Ir mes turim draugų vieno, viens pabėga. Žodžiu, užsisakiau, ne, argentiniams kažkoks. 800 būtume visų jo. Žodžiu, einam mes valgyti, jau neberodom, mes greičiausiai valgysim tą patį, kur rytoj. Ir čia konvertuojas medžiag, pakrovėja, dėl jūsų stengiamės, ką jums buvo įdomu žiūrėti, filmuojam visko. Vietos jau trūks, bet labai karšta. Mamos palėpim, nes sakė, aš pradėjau gerti, sakė, tu negerk, sakė, tu nufilmuok pirm. Tik jie nežinos, kur mes geriam. Tai gerai, filmuoju. Mane atnešė kokos, aš norėjau paragauti. Tas biškai parūgis, bet skans, aš išgersiu. Čia mamai su kažkiem agavos lapom, pasifloru, ir čia tėtai punčia irgi kažkokia. Kažkoks punčis čia. Žodžiu. Su mango ir su naranija kažkaip. Nepasakyčiau, ką baisiai skans, bet paragauti reikia. Jo, aš paragausiu tai savo. Liuks skan. Aš tėtės paragausiu žį, nes kol jis tą paragaus, tai čia... Neragauju. Gerulis. Tėtės gerulis. Aš jau
šiaurinis, toks tavo. Irgi labai skanus. Na, mano vienintelė. Aš išgersiu, bet ta prasme. Ne, mes kažkaip su maistu vis nepasimokom iš šį čekijamą, nes užsisakėm 12 sparnelių. Bet taip supratau, kad šis 12 sparnelių mums 2 žmonėm turėjo būti, bet mes dar... Ne, čia sparnelį rašė. Nu, aš įsivaizduoju, kad sparnelį. Jo, aš čia irgi. vienas dalykas, nes sparnelį čia yra... Kulšelą. Ne kažkas, petukai. Petukai. Žodžiu, ir dar užsisakiau aš pusę kilogramą steikų ir Aš tam man pusę kilogramą Dešrelių. dešrelių. O pusę kilogramais varom. Žodžiu, mums sėkmės valgyti. Gerai, jau iš mūsų net iš mūsų padavėjai net jau juokės, kad mes tiek maistą užsisakėm 3 žmonės. Žodžiu, čia man vienam turėjo būti, čia yra mano viena porcija. Nu, gal ir suvalgytų kas nors, pavyzdžiui, Ingos Luk suvalgytų, nes jisai sportuoja. Jisai suvalgytų šitų visų, bet aš kai nesportuoju, tai aš suvalgys maks 4 gabaliukus. Nu, gal daugiau, bet sakė, jie turi sinešimui viską, tai vis gerai. Da mamos dešrelis neatėjo. Vos neužmiršau. Va, atnešė dar dešros. Dešrą tokį šviniuot, bet nėra skaniausių, man, pavyzdžiui, šito mės daug skanesnio. Tai tik šlap, gerą mės. Tai pavalgam ir tad nežinau, kur veiksim. Pasariausia, pavalgyt, tad gal biškai atsipūsim hotelį, tad gal biškai išlysim, nes dabar žiauriai karšta. Gali jūtiminę, gal jų kikiam, jeigu nedaugiau. Nu, žodžiu, einam valgyt toliau. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Žodžiu, ką tik nu tai ten praeis pro šon. Žodžiu, ką tik išėjom ir mums pagal navigaciją mano kaip rodo, tai mes turėtume eiti va šit žvirkeliok. Čia va, kur yra šitie šunys ir važiuoja mašinos ir kartėlis, nors nėra ten kartėlį. Kiti. Nereaguoja, kiti dar. Va, mamai, kad jau suknelų naujo apsirengė, jau ein va. Mes patenkit, tėtė patį apsirengęs, aš irgi tą patį. Žodžiu, einam, pasižiūrėsim, kas tai gera. Centro de Tulum. Tulum centro, nežinau kaip tarės, bet man įtram 7% telefui. Gal užteks. Tai labiausiai patinka ein va pro Tulumą gatvels, tas va parduotuvytės, tokios va bomžiniškos biški. Kitoj pusėj hotelis statas. Čia važinėjai visokios mašinos interesnos, kur va, ant motociklo 3 žmonės važiuoja ir kas jam viskas labai gerai. A Lietuvoj prisisekė diržų vaikų kėdutėj turi atvežti su 6 diržam prisektim, tik pinigs meldžia žmonių ir viso, čia važiuoja kaip nori. Čia niekam nieks neįdomi ir visi patenkintus. Ir kokių populiacijų didelio Lietuvoj dėl to nieks ir negimda. Va, šito žinutė tiesiai į Seimų, va. Įstatymą patais turbūt, ar kas tenai, nežinau. Žodžiu, supratat? Kas? Ne, aš nieko. Aš valgiu. Žodžiu, tai vat. Все, einam toliau žiūrėti. Gražių vaizdų. Šiaip čia mes link centro einam, bet čia neatrodo, kad mes nuo centro einam kažkur toliai. Bet toks jausmas, kad jo, atrodo, kad čia laukais. Toks jo. Bet šiaip graži, įdomu, fainai. Čia žmonės gyvent graži. Na, va. Su žolynam. Čia va ten, va, turgelis, Radviliškė Nemunėlė. Va, elektros stulpai irgi Lietuvoj. Kapėt pipėt. Va, čia kokosų yra supūvusių jau ant medžio aug. Ar čia mangai gali augt, nežinau. Įdomu, kur mangai, ar po žemę aug, ar ant medžio aug, jaučka ant medžio. Jo, tai po žemę, kaip bulvės. Kaip bulvės, mangas. Žodžiu. Na, šiaip įdomu pasižiūrėti, vat. Šitą kitą kelionę negu buvo šitą. Bet visus grožis. Jo, nu. O kas? Ir vien pagrindinė išasfaltuot gatvė, va, vien Tuluman, o kitos neasfaltuotos. Bet čia graž, nu, įdomu. Nu, ta prasme, įdomu, aš taip norėjau pasakyti, kad... Čia nėra čia, Bet jau. nieko nepadarys. Visoks pasaulis. Visoks pasaulis. Va, čia Lietuvoje irgi būtų uždrausti. Jie sako, Lietuvoje tik pinigs, o čia viskas veik, va, puikiai. Čia ir takelis padaryti, taip kaip žmonėmai,
Bet aš manau, kad čia praėjus pro tų takelį pasiverstum į kokį nors... Kažkas panašus. Čia va zvemzyzė. Nu, žodžiu. Kaip jum? Kiek internetą atjung, pažiūrėk, prie Va. pakštos kabiną. Aš tau sako, gražu, labai baisu. Kapėts pipėts. Čia jau tikrai kapėts pipėts. Mašinos va labai irgi gražios va. Nu tiesiog. Ne, šiaip patirtis tikrai labai įdomi, labai įdomu pasižiūrėti. Nes ne visur pamatys tokį vaizdą. Aš patinka šitie žaidimo automatai tokie žiauriai faini. Sradu. Hola. Čia jau kažkokie ten pagaliukai. Vaisinių ledų. Ice cream? No, similar to ice cream. Cold. Esse é ice cream. Oh, sim. Tudo mais salgado. Čia ledų daug. Kokį vieną tokį kubelį. Gerai, pasiemam paragauti. Nusipirkam ledų, aš pasimėjau popsicle, bubblegum, tai gumos skonė. Man pistacinių ledų. Su šokoladu. Jo, o tete. Greičiau. Grapefruit. Koks grapefruit? Sakė kažkoks. Grapes. A, jo, grapefruit. Vynogė. Žodžiu, mano baisė lašti, man tiesiog reikėtų atsisėsti. Aš jau apsilašinau, jau taip pamačiau ką tik. Nieko, reikia skalbti rūbą. Nieko nepadarys, tikiuosi įsiskalbs. Žodžiu, a kur tu eini, aš nesuprantu, galima atsisėsti kažkur. Kol TV valgo skaniai, mano ledas išdryba, aš apsidrapščiau va čia visur va. Čia apsidrapščiau. Čia va jėda skaniai valgo, o aš išmečiau tiesiog, nes buvo labai skan, bet buvo labai dryba, išdryba, visur dryba per drybą. Ir dabar neaišku, ar įsiskalbs rūbą, tikiuosi, kad įsiskalbs. Reikia su vandenė buteliuką apsipilti dabar ir... Yra tenai, aš einu pasižiūrėjus parduotuvytę, kažkaip turi būti. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Vyksta DIY plovimas marškinių veks, nes sugebėjo apsilaistyti. Tai turim va, rodo, muilą už 35 pėsus ir vandenę už kažkiek, tai nežinau. Šiaip šiam 5 sumokėt 30 varų. Žodžiu, reikia įsiplauti marškinį, nu nieko nebus. A jūs nenorit prasiplauti irgi ką nors, aš jums galiu duoti? Galbūt, gal. Paprasta pats pabandyk patrinti. No. Nu, aš labai abejoju, ar paprastai užsiimti. Kaip ir biški. Išsiims su to. Mažai vienu lašiuku tik tai sudėk ir viskas. Vienu lašiuku. Все. Esat matę tokių bairių, aš tada nesmatęs tokių bairių. Matom dabar. Dabar matom. O, išėmė. Va. Na, kaip gerai. Žodžiu, nėra šitos... Ten cigarečių nebuvo? Būtent viską yra. Eina. Ten, čia, ta prasme, nėra iš problemos, be išeičių nebūna pas mums namuos. Va, nueini kiosku, nusiperki muilą, įsiplauni marškins vidury aikštės. Plauni. Baigti marškins. Va, jau gerai. Jūs toj, man atrodo, kur nors plausit. O, Jam sekas visai nebloga. Nu, žiaurė. Geriau nebūna. Bet va, šiaip aš rekomenduoju šitų muilų, žinokit, išėm mėlyns dažų dėmesį. Va, žiaurė geras. Palmolyvė, ar koks čia? Jo, palmolyvė, akvarium, va. Bet čia mes nieko nereklamuojam, tik reklamuojam Ne, Palmolive. čia ne reklama, čia... Čia ne reklama, Tiesiog, čia yra realios jo. Patirtis. Man visos. nieks už tai pinigų nemoku šitą Ne, reklamą. Nieks mūsų nerem, bet galėtų jau pradėti. Nu, aš Mes nepykčiau. visai nepiktumėm. Jo. Tai va. Žodžiu, va, galiu parodyti. Nu va, pasižiūrėkit va rezultatų, džiaugiamės. Va. Dėmių neliko. Neliko nei vienos dėmytės, va. Va, Ir kas, ir dabar eisiu šoksiu aš, va. Susirasiu kokį
vietų šokių ir varys, tansivat, banana. Gerai, reikia grįžti. Nu, va, žmonės sėdž, poilsiauja, kas kalbės aikštėje, kas poilsiauja, kas dar kada. Nu, va, mes taip leidžiam laiką. Tų lašelį muilą, kur panaudojo, atidavė moteriai kažkokį, sako, jinai sako, hablo anglės, sako, no. Sako, aš jį bando su savo laužyti ispanų kalbą, sako, yo tengo no, tipo muilą, man nereikia, nors tengo, nežinau, ar tu reiškia ar ne, bet sako, tipo, gal jum reikia, tienes tu? Sako, o, tipo, ne, aš jį dar kažkur parodžiau, sako, o, tipo, sako, gratis, žinai, tipo, nemokama, sako, gratis, sako, ačiū. Padavė, sako, nu, prašom, ko aš lašelį panaudojo, jis įskalbė marškins, tipo, aš dabar vaikščiu su to muilu čia po miestą, nu, tikrai ne, eikt. Einam fotkytis prie tolumo ženklo. Na, jau šį kartą aš nusipirko ledų iš Kapeiko, bet iš Kapeiko 110 kainavo. Tai, nu, ką padarysiu. Bet žiauriai skanus Kinder Bueno ledai, va suvalgysiu visų. Ir dabar jau susitiksim dar iš hotelio. Ir mes jau neseinam link hotelio. Nors, žinot ku, ei šeima, eikit čia. Sugalvojo. Susitiksim, mačiau. Susitiksim nebe iš hotelio, o jau iš čia atsisveikinam šiandienai. Eik, lendam į kadrų. Vienas pons, antras. Mes sakam sudė. Jum, jeigu dar nematėt praeitų video, prašom eit pasižiūrėti, nes žiauriai įdomu. Ir iki kitų susitikimų kitam video. Hasta luego, adios. Hasta la vista. Ciao. Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas, tai mūsų vasara ir nieks jos neatims.